Sveiki visi ir vėl čia aš Aurimas su jumis ir jau šiandieną yra pirmadienio vakaras, jau mes iki sektoriečiai lendam po biškį, atsigavinėjom po pergalės ir po šventės. Šiaip juokauju, jau pirmadienis atidirbtas, varnytė uždėta, dabar yra vakaras, 18 valanda ir mes važiuojam šiandieną į kavinę Garsiakalbis Panevėžyje, kur susitinkam su klubo vadovybė. Ten klausimai, atsakymai, tai turėtų būti įdomu, žiūrėkit, parodysim ir jum. Va, mes su Lauriju varam. Sveikas. Berniaukai netrūkau. Po to tik tai pusę. Galim pasiplot, tokias emocijas pabėlam. Oras nekoks, bet čia pas mus šilta, jauku, gražu, faina. Tai šiandien daug čia mūsų susirinko, papasakosim bendrai apie šį naują jau prasidėjęs 25-26 metų sezoną, apie komandos įvairius tai klausimus, apie naujoves, apie klubo gyvenimą, vidaus reikalus ir panašiai. Tai iš pradžių mes kažką papasakosim, paskui jūs, aišku, galėsit užduoti klausimų, manau, kad turit kažkokių tai pagalvoję ar kažką sugalvosit eigoj mūsų klausydami. Tai gal trumpai pristatau, kas čia susirinko, aš pristatau, galim paploti, tai visų pirma klubo direktorius Jonas Mačiulis, klubo sporto direktorius Lukas Grabauskas, vyriausias komandos treneris Nena Čanek, turim ir 4 žaidėjus, tai Nojus Radžius, Gabrielius Maldūnas, kapitonas Vytenis Lipkevičius, Dovis Bičkauskis ir taip pat komandos vadovė Laurita Ruplytė irgi. Paklojam. Labai malonu jūsų čia tiek daug susirinkusių pamatyti, po vis tiek, tiksliau, tokią dieną šaltą ir lietingą, malonu, kad nepabūgot ir atėjot su mumis susitikti. Net nežinau, mes šiandien aptarsime įvairius klausimus iš komandos gyvenimo, gal turbūt. Sporto direktoriui būtų tas klausimas bendrai apie komandos sportinius tikslus šį sezoną, Lietuvos krepšinio lygos, Europos taurei, ką galėtum papasakoti? Labas vakaras visiems, labai malonu, kad tiek gausiai susirinkat. Iš tikrųjų, tai šitoje vietoje aš nelabai nustebinsiu, nes tie mūsų tikslai jie nesikeičia jau gan ilgą laiką. Tai mūsų vis tiek tikslas yra visada medaliai Lietuvos krepšinio lygoje ir Karaliaus Mindaugo tauriai. Ir kitas tas tikslas yra išeiti į atkrintamasis Europos tauriai. Tai principė, ką sakom pastaruosius jau nežinau kiek metų, tai tą pačią trajektoriją stengsime išlaikyti. Tikrai galiu patvirtinti, o Vytenis laiškė jau mes labai pasilgom nuo praeito kovo mėnesį, nežaidėjai. Kovo galas, tai buvo tikrai nelengva pavaduoti kapitono pareigose. Pamačiau, kad yra sunkus darbas, tai džiaugiuosi, kad jis grįžo ir dabar. Kaip sakant, geriau vėliau negu niekada. Norim pasveikinti Nike sektoriaus tikrai gražiausia iš Lietkabelio vadovė Laurita su praėjusiu dabar jau gimtadienį, tai namuose.
Na štai. Ir pasibuvom, pokalbis baigtas, tikrai buvo smagu ir įdomu. Žygiuojam link automobilio, judėsim namo. Kažką įdėjau, kažką parodžiau, visko nerodysiu. Norit daugiau ir smalsiau sužinoti visų šitų užkulisių, tai tapkite X-Sector Lietkabelio fanų arba įsigykite Lietkabelio narystę. Ir tokių susitikimų su klubu dar bus ne vienas šį sezoną. Aptarti aktualijas. Tai kitais metais pasvarstykite, prisijungkite prie aktyvių fanų arba įsigiję narystę, palaikykite Lietkabelio arenoje. Dar šią savaitę laukia trečiadienį krepšinio varžybos prieš Ulmo komandą Europos taurėj, o rytoj mes štabe filmuojame podcastą su Gabrieliu Maldūnu. Parengėm jam krūvą klausimų, tai taip pat bus labai įdomu. Tai nepraleiskit progos pasiekti mus YouTube kanale ir stebėti visas X-Sector fanų aktualijas, tiek ir klubo, ir mūsų. Ir po kiekvieno video labai prašau paspausti like, subscribe ir iki susitikimo kitose video. Iki.